Ta, kaip ir viskas Ispanijai, 9 jau įleidžia ir stato į pietus, pas mus yra po 10:10 ir nieks niekam neįdomu, nieko nežino, viskas vėluoja taip, kaip čia panašu turėtų būti manjana. Tai va, vakar storio nebidėjau, bet susirinkom šitą kolektyvą, šiaip ne taip. Tai va, kada? 1 valandą iš oro, ne, 12 iš oro uosto išėjo kažkur. Pusė pirmos. Mes 12 atskridom. Nu, vienu žodžiu, pusė pirmos išėjo iš oro uosto, tai susirinkom, tai kol dar pamaitinom, tai pagirdėm, tai grįžom į viešbutį gal 2 nakties. Tai va, šiandien bandom gal važiuoti susirinkti autobusą, kuris yra ten už trasos ir čia kažkur pasiparkim. Be careful. Okay. All right? Voy a asegurarme cable. Thank you. Mūsų mašina tokia šūdė visa. Turi būti extremely clean. Okay. Ligoninė. Daiktų daugiau negu protų šiam kartui. Bet taip kartais gaunasi, kai pusę susirenki iš Omano, pusę atsiveži. Jo, bandom. Gavom boksą šiandien iki vakaro, po to reikės kraustytis į kitą. Tai, nu, su 60 padangų ir visom šitom, tai nėra lengva, bet geriau negu nieko, nes turim pasiruošti techniką. Jo. Bandysim kažką. Ta, kadangi šiandieną čia vyksta motociklų varžybos ar treniruotės, nežinau, tai mūsų boksas, kurį paėmėm 25 yra užimtas. Tai ačiū organizatoriui, nežinau, trasos maršalui, galbūt taip įvardinsiu. Tai išsiprašėm davę savo boksą, pakankamai šiaip nemažą, bet sakė, čia labai švaru ir palikit viską labai švariai. O mašina tai po 3 mano etapų patys žinot, kaip jinai atrodo. Tai va, tai... O, kebra jau dėžę ant žemės nuėmė. Tai bandysim atsidarinėti, žiūrėti, kas ten gero, kas ten blogo. Ir turim šiandien čia laiko iki 7-8 ir tada kraustytis jau į savo garažą arba statytis palapinės. Tai vat, nuspręsim dar kaip daryti ir matysim. O kol kas darbuojamas toliau. Žiūri aplink, stebėsi viskuo, daiktus matai savo šviesoj. Nu va, pas mus, kiek čia, be 25:10, mašina paruošta, beveik paruošta. Dar trūksta keletos smulkmenų, tai lipdukų, bet šiaip atrodo, kad išsiuntėm baisesnė negu šią minutę yra. Jo, tai suvedimai padaryti, mortai kaip pakeisti, dėžė perinkta, siurbliai, kūro 3 nauji, kas čia dar? Sankaba nauja, suvedimai padaryti, nu, tikrai nemažai šiandien padirbėjom visą dieną. Tai ja, pietus gavom šį kartą tokius, tai palapinių neprireiks ir lekiam ilsėtis ir rytoj kažkada vakare turėsim treniruotis. Hey, yo, what's up, yo? What's up, what's up, what's up?